apie langą. Aš paskui rodysiu jau nuotraukas. Apatinė dalis dažniausiai turi stulpų simbolį. Šičia, sakykime, šitaip. Tokia interpretuoja. Dažniausiai turi stulpų simbolį. O viršutinė dalis, čia kita dalis, čia mūsų šičia ateina, ir šičia, čia tos pirštų, du paukščiukai, sakykime, šičia įsiveda rombas, dar gali būti toks pakilimas, ir turim, o šonai jau retai kada dekoruojamas, pagrindė yra dekoruojama apatinė dalis, su šitą dalim, ir viršutinė dalis. Tai yra apsauga. Dabar, kada ateidavo svečiai ar kas nors, kaime niekas nesilaužė į duris. Ir dabar į kaimo sodybą, kada atvažiuoju, į senąją sodybą, vakare ar kada, aš ateinu pabarbenu į langą. Tai yra visi ten lalauti, visi užgavėnės, kada vyksta, visi ateina langą. Langas yra rituališkai labai svarbi vieta. Jis kartu yra apsauginė vieta ir ant jo. Ir kartu jis puošia, puošybą kartu parodydavo to šeimininko, kartu, taip jau kalbėti, ir estetinę poziciją. O estetinė tai jau surištas mūsų dvasinė būsena. Kokio mes turim dvasinę, sakykime, lygmens, ar mes tą estetiką kaip išjaučiame. Tai priklausydavo, aišku, šeimininkas nedarydavo, gamindavo meistrai, kurie tos, bet vis dėlto užsakomąjį toną duoda šeimininkas. Ir dabar langai dar būdavo taip, mūsų padalinti šitą, jeigu pastebėjot. Taip atrodo lyg tai, kaip čia, nekaltas toks padalinimas, visą šičia šitaip ir taip, bet iš tikro mes turim kryžiaus ženklą. Kryžiaus ženklą. Į langą įdėdamas kryžiaus ženklas. Tai mes, jeigu turėjom kampuose kryžių, kryžiai net rastuose ant kampų sudedam, šičia jau lotyniško kryžiaus ženklas. Arba būna net, kada jeigu kvadratinis, dalinamas. Šitaip, ir šitas toks variantas, bet šičia mes turim jau ir lotyniško kryžiaus ženklo. Teko kažkur skaityti, kad šičia musulmonų pasaulyje tokių langų negalima. Draudžiama. Nes tai jų erdvėje šitoks langas jau yra labai priešiškai, nes yra kitos konfesijos simbolis yra. Ir Lietuvoje, kadangi mūsų krikščioniška ir katalikų didžiausias procentas, šitas kryžiaus ženklas yra labai natūraliai. Bet jis kartu atsiveria varčia, lyg tai taip, bet užsidarom, mes galim žiūrėti ir galima tą funkciją sakyti, tarytum sudalinam, šičia viršutinė fortkelė atsidaro ventiliacijai, bet jeigu fortkelės nėra, taip atsidalinam, bet visiems užsidarom, mes sumontuojam ženklą. Be abejo, tas yra. Iš vidaus mes matom šešėlinį tamsų, iš lauko, ten jeigu nudažytas baltai, jis dėl to suformuoja šitą. Tai turim dar vieną. Ir toliau, čia dabar norėčiau, kada pakalbėti apie... O dar langų langinės būdavo senovės? Jo, atsiprašau, užmiršau. Ir dabar šičia bandysiu nutrinti. Langinės. Langinėm yra kaime, tas jūs, ačiū, priminėt, langinėm. Langinės yra viena, jos atlieka funkcionaliai. Sodyboje nieko nebuvo daroma, kas yra nefunkcionalu. Tai yra viskas labai taupiai apmąstyta kiekvienas elementas. Langinė pagrindinė funkcija yra šilumos apsauga. Ir žiemą, kada dideli šalčiai, užsidaro langus. Per šalčius vėjas neprapučia ir pagrindai yra šilumos apsauga. Toliau, kadangi, turto saugumui dėl, moralinių, etinių problemų nebuvo, nes tuo metu spynos kaime neegzistavo. Jeigu šeimininkė ar šeimininkas išeidavo iš namų, tai šeimininkė ant namų durų šluotą pastatydavo ir viskas, ženklas. Arba, kaip kaimo sodyboje buvo tokia virvutė. Aš pats savo akim matydavau, virvutė tokia kabodavo prie klempos ant durų, tai tą virvutę užmesdavo. Tai reiškia, ateina kaimynas, mato virvutę, jis niekada neįsivytų. Ir visa apsauga buvo. Dar šuva kieme, jeigu kalbėti kaip apie gyvūnus laikoma kieme. Tai šuva, kuris dar loja. Bet jeigu nieko nėra, tai jisai šuva. Ir tai dabar langinės, jos atlieka
atlieka funkciją, o, aš dabar vėl jau čia įsijungiu netyčia, vat, langą, dėsim, taip, mes padalinam šitaip ir kartu lankytas. Langiniam yra skiriamas didelis dėmesys ir estetinė kartu. Ir kartu turi, sakyčiau, net ir vėl tą tokią maginę, ritualinę prasme, kada langinės sudalinamos vat, šitaip. Arba šitokiu variantu, arba vat, dalinamos, sakykime, šitokio būna. Iš pačių lentučių ornamentai tokie sudėstomi. Kitas variantas, kada langinė šalia kitą langinė būna net nupiešiamas yra, kas čia žalia, gyvybės medžio simbolis. Vaza ir gyvybės medžio simbolis. Teko matyti va tokius. Ir tai yra, šitas motyvas yra jau iš baldų perkeltas motyvas, o dažniausiai ribojamas į geometriją, sakralinę geometriją. Dabar, kas yra šitas ženklas, aš va dabar vakar buvo klausimas, ką tiesiogiai kai kurie ženklai reiškia, tai va, aš noriu pasakyti, kur jūs matysit tiek dvimatėje plokštumėje, 2D vadinkim moderniai, yra 3D turinį. Tiek 2D, tiek 3D yra mūsų šitas ženklas, yra ugnies ženklas. Ir jeigu 3D, aš jau pabandysiu nupiešti, šičia kubas, pastatytas šitai. Kada jūs ateisit kapinėse, stovi tokie stulpai, prie kapo paminklų, ir ant viršaus stovi šitas kubas. Žinokit, ugnis simbolizuoja. Tiek plokštumo, tiek visur be išimties ugnies ženklas. Tai yra, dabar aš noriu paaiškinti dar tame, kad tas ugnies ženklas, kada, kaip aš vakar minėjau jums, mes semantinę sampratą tą, kas tas ženklas reiškėsi, ir paprastai sekiau visą laiką, kaip žmonės naudoja funkciją, arba žmonės kaip su tom juostom iliustruoja tą ženklą. Nes jie uždeda tą geometrinį, simbolinį, tą mitinį ženklą, mitiniai sąmoniai. Bet kad suprastų kiti, kad tą ženklas reiškia, jie dar papaišo ir vaizdelį. Vietoj to, ko užrašyti, dar paišo vaizdelį. Tai vat, aš kadangi šiandien nekro kultą neliesiu, bet aš ten gal kokią iliustraciją. Yra tie prie paminklų stulpai tokie. Ant jo, aš jau čia plokštumą rodau, stovi, va šitas, nepavyko matyti, šitas kubą, įdomiausia tai, kad yra kubas, ir kubas statomas ant taško. Ir pagalvokim, nu kokia prasme meistrui statyti kubą ant taško, kai jis gali plokščiai padėti, jokių problemų. Bet kažkodėl įsirezgė tą ant taško ir tas meistras kubą, ir jie būna erdviniai, gali būti iš armatūros padaryti tokio, metaliniai, gali būti plokštelė, plokštumai 2D, vadinkim tą, plokštuminė, ir gali turinė. Ir toliau, kad visi, kaip ten sako, kad visi kvailiai suprastų, kad tai čia yra, šičia yra nupiešiama žvakė. Tai žinok, žmogau, kad šitas yra ugnies stulpas. Ir kai kur būna taip, vietoj šito yra padedama šito, kada nėra tuščia, ir per vėlines, kaip minėsi, toje vietoje yra padedama žvakė didelė. Tas pats. Dar kitas variantas, toje vietoje yra, kada šitą paimam, šičia, aš taip pamatysiu nupiešti, toks, ir būna, kad dar kiti suprastų, kad čia ugnis, kad šitas ženklas reiškiasi ugnis, būna iš betono išlipdo šitas liepsnelė, nuliptas tiesiog. Tai yra visais būdais, visom formom akcentuoja, kad tai yra ugnies simbolis, toje vietoje stovi ugnis. Kitaip jau suprasti neįmanoma. Per daug yra pateikta liudijimų ir iliustracijų visom formom. Pati gražiausia man tai yra šita geometrinė, kada padėjo. Nes šitą aš juostų neturiu ir juostas yra perkelta, ugnies simbolika. Ugnis, mūsų žinom iš mūsų protėvių, buvo centrinis dalykas. Ir jeigu dabar jūs ateinate į bažnyčią, ar jums teko
kada matyti, man neteko nei vieną kartą tokia atmatyti, kad kunigas pradėtų aukojimo mišias neuždegus zakristijonui žvakių ant aukojimo stalo. Neteko nei vieną kartą. Pirmiausia yra uždegima žvakė, tada zakristijonas uždega žvakė, tada ateina kunigas. Tai yra tik ugniai užsidegus, ugniai jau degant. Tai taip, kad šičia mes, jeigu jau mes naudojam va šičia, va aš jau uždegu va šičia, va šitokį ženklą, mes jau šičia darom ugnies vartus. Ugnis apsauga. Ir kartu transformacija. Visą laiką tylėjau klausti, dar jūs užsiminėte apie stulpus. Pavadinat stulpais ir nepasakėt semantikos. Vat stulpai langinių. Apačioj tokie yra, visur yra. Arba, va šičia. Tai čia irgi ugnis ar? Stulpas apsauga, riba. Ai, čia. Stulpas, į kiemą, kada patenkam, yra į kiemą, teritoriją, aš paskui iliustracijas rodysiu, yra gaminami vartai, realūs kaip durės su viršutinė ta arka, visą pratenkam pro vartus. Vienas. Antras, kada arkos nedaroma, daroma varteliai metaliniai, ant jų sudedami ženklai soliariniai dažniausiai, arba sudedami ugnies arba soliariniai ženklai, pagrindė dominuoja tie ant vartų, tik soliariniai, tai didžiausias procentas yra soliariniai ženklas. Tai praeinam pro soliarinį ženklą ir paprastai vartai, visi vartai, jeigu mes vartus piešėm, tada vartai turi šoninį stulpą. O šičia, jeigu aš taip vartelius praėjimą, jis turi aukštesnius kuolus visada. Ir tada arba jis turi arką. Šičia mes turim, yra arba vieną, arba du, čia žiūrint nuo vartų mastelio. Yra praėjimas mūsų. Ir lygiai, tai ir šitie stulpai, nes čia yra anga. Šičia gali nieko nebūti, bet šičia anga yra. Čia tvorelė gali būti labai nedidelė, ta tvorelė, arba gyvatvorė būti žolina, bet vartai dėmesys. Tai yra paradiniai vartam vadinami. Dabar, jeigu neturim tų paradinių vartų, mes apsiribojam, šičia išjungiau, apsiribojam su nedideliais vartais, su ženklu, sakykim, ir šičia būna, aš gal net netą panaudojau, čia spalva, sakykim, taip, aš paimsiu žalę, tokie rutuliukai uždėlami, rutuliai. Jau simbolis, tai yra sfera. Pasaulio sfera jau kosminis simbolis, čia dedamas rutulys. Yra uždedami rutuliukai. Ir dabar tų rutuliukai kapinių sistemoje ištisai šitą veikia. Ir jeigu jūs matysit dabar, aš mačiau dabartinės miestuose, tarp kitko visą tą kultūrą persineša į miesto kultūrą, kadangi kas mūsų miestus, tai suvažiavę kaimiečiai, aš irgi esu tas pats kaimietis atvažiavęs į miestą. Tai yra, mūsų 20 amžiuje didelis procentas kaimo žmonių suvyko tą ir atsinešė kultūrą ir tas vis tradicijas kaimo į miestą. Ir miestas yra pilnas prisodintas. Ir aš teko matyti sodybos, kur užtvertos ir didelės tvoros, bet ant kiekvienos tvoros yra šitoks rutulys užtvertas. Tai yra, dabar dar teko matyti aptvėrimus kaime, kada negali ne betoninė medinės tvora, tai negali ten nei betoninį, metalinį kokį rutulį neuždėsi, ten yra ekonomiškai brangu. Tai tiesiog įsivaizduojat, šitoje vietoje deda akmenis. Ant kiekvieno akmenis. Stulpo. Padėtas akmuo. Ir dar kitas, kada sodyba, mes turim sodybą, šičia aš, gal net išjungsiu, bet greičiau. Šičia, sodyba. Ir šičia auga eglė prieš sodybą, šičia auga eglė prieš sodybą. Kitas variantas, kada įeinam į kelias į sodybą. Prieš sodybą arba kelias. Kitas, jeigu yra dar, sakykime, kelias pro šoną, šičia kelias pro šoną, tai kelias stovi akmuo. Irgi ribas. Aš parodysiu vėliau skaidrėse akmenis. Šitą. Net vienas skaidrės rodys, kur yra akmuo, didelį akmenis, įėjimą tokie dideli akmenis padėti. Ir ant jų yra ženklai sužymėti.
Ir dabar dar įdomu tai, kad ant šito, jeigu yra tie mažesniai akmenys, yra mažesniai akmenys, vat, yra mažesni akmenys, vat, prie to. Įdomu tuo, kad ant akmens dedamas dar vienas akmuo. Čia ne vaikų žaidimai. Čia dėliojama daug, ne vienoj sodyboje aš tai mačiau. Padedamas, bet mažesnis tada akmuo. Ir tada vienas akmuo. Ir jie žymi vartus praėjimą sudėdamas. Tai jeigu vienas akmuo, jis gali tarytum būti pamestas akmuo. Mes turim stulpą, kada tvora. Va, tvora. Va šičia. Ir ant tvoros dedame, va šičia šiau raudonai pažymėsi, tos akmenys. Tai šičia ant praėjimo kurdami, mes turim tą patį dublį. Aš, kada, vėl sakau, fotografijos rodysiu, aš parodysiu, man mažiau tada reikės kalbėti, aš daugiau praversiu fotografijas. Mes turim praėjimą. Dabar, kada mes, va, šičia eglės, priekinės eglės, susikūrė, šičia, kada paradės būna, čia darželis, o šitoje vietoje, šičia mes turim tas paradinės vonkelės įėjimą. Va. Ir mūsų kelias pravažiuoja, va, šičia va, tas kelias pravažiuoja, pro namą stovi dvi eglės, arba būna ne eglės tie, bet tie augalai, kurie visus metus žali yra. Kaip kiparisai ten tokie, ir kiti. Bet arba čia gali būti pušis. Pušis, tarp kitko, prie sodybo labai nepopuliarus. Galbūt čia yra pajūrio regione, o šičia visur pagrindė eglės. Pušų beveik neteko matyti, kad būtų pušelės sodinamas. Tai yra eglė, nes neteko ir mes nenaudojam nei nekropulto pušies, visur naudojam eglėmis. Tai va, mūsų eglė susieta su gyvybės medžiu. Ir dabar, o šičia paskui, va, mes kada turim, tada šičia gonkelės irgi, va, su šitais ženklais dažniausiai ištintas. Tais pačiais trumpais. Jos čia turiu šonus, tos, ir gonkelės kada būna viršus, ir kaip sakiau, šičia viršutinis tas langelis, jeigu, čia ne taip nupiešiau, iš galo nupiešiau, tai aš tiksliau dabar turėčiau, va, šitaip, va, šičia. Neteisingai nupiešiau, bandysim trinti namą, va šičia, taip, iš galo. Va. Jeigu žemaitiškas, čia nukirsta ir va, kaminas. Iš galo tada šičia namas. Ne pačiu galu, bet iš šono. Paprastai būna ne iš galo gonkelės, bet būna iš šono. Tai aš čia va, tokio klaidinančio. Ir tada, kada mes va, visą tą turim, akmuo vėl yra simbolis. Vartų simbolis dar būna taip, darželėje naudoja akmenis, apdeda akmenis ir nudažo baltai juos. Ir dažnai baltai nudažomi ir šitie akmenis. Ne kaip dažnai teko matyti. Vienu žodžiu, ir tik aš čia ne tą naudoju, čia man reikia ištrinti, bet kaip tik, va, jie yra balti, tie akmenys yra balti. Va. Baltai nudažomi. Ir teko matyti tokių sodybų, kur jeigu sodyba toliau nuo kelio, yra balti akmenys išdėliojami iš šono ir baltai nudažomi. Tarytum tie vartai praima. Kitas būdas tą kelią ateimą į sodybą eglutėmis nusodina. Bet kažkodėl tai dažniausiai pasirenkamas eglutės yra. Nusodima tas kelias į sodybą. Taip kad visa sodyba mūsų praktiškai šiandien, įvažiuojant per Lietuvą, mes turim mitinę sodybą.